Mūsų laukia ypatinga kelionė į Akmenės rajoną. Maršrutą pradėsim nuo padavamas apipintą Laukavas Piliakalį. Keliausim pagerbti Lietuvos šviesuolį Domą Šidlauską, dar vadinamą Visuomiu. Toliau keliausim į Akmenės miesto centrinę aikštę, kur stovi mitologinis akmuo ir visai pripat pastatyta didžioji Akmenės istorija Seina. Seino įrengtas apylinkės rastų senovinių dirbinių ekspozicijas ir akmens luitus iškalta mūsų protėvių istorija, katra prasideda dar nuo akmens amžiaus. Kelas išveisiusius laikus, kada mūsų šeimas dar laimena deivį laimą. Seino įamžinta mūsų protėvių kova su kryžiuotės, svetimos religijos atnešėjams ir kiti svarbus mūsų tautos laikotarpė. Akmenės centre aplankysim 3 išminčių stalų. Vienas skulptūrai kūniai gamtatikį, kita laisvamanį, buvo 3 krikščionį ir ant anų stalą mūsų Lietuvą. Toliau aplankysim Akmenės gamtos ir kultūros parką, kur nuostabiam pušyne Antanas Adomaitis pastatė pilies fragmentus, tapusius parkas scena. Parke stovi daugybė apdirbtų kūlių, kad įkūnija gamtos stichijas ir žmonių juslės. Pasistiprint keliaujam į arbatėnį kepiklelę, kur atsisėdant paskanausiam šviežiausių kepinių. Toliau keliaujam į Kamanų rezervato lankytojų centrą, kur apžiūrėjant ekspozicijas, su specialistai keliausiam prie Kamanų apžvalgos bokštą ir užlipsiam į 30 metrų aukštį pasigrožėti panoramą. Toliau pažintiniu taku judėsim iki paslaptingojo Kamanų ežerą. Šalia katro ištės taks vedons įveina didžiausių Lietuvo Kamanų aukštapelį. Pasigrožėjant šiau gamtos stebuklų, keliausiam apsižvalgyti į Antaną Adomaitį dirbtuves. Žmogaus, katras savo rankom akmenys įkūnė mūsų prigimtį ir įamžina Akmenės istorinį paveldą. Apžiūrėsim dirbtuves, čia esančius kūrinius ir judėsim aplankyti Stasį Adomaitę ir ano paveikslų galeriją, kur kiekvienas paveikslas panašus į fotografiją. Pasistiprint ir atgauti jėgas keliausiam į Biliušių sodybą, kur dar draugiškiausias kolektyvas, veikia autentiška kavienė, prie didžiulį tvenkinį, sutvarkytų teritorijote kriuklys, čia įrengtas vaikų žaidimo aikštelės, gal užlėpti apžvalgos bokštą, pasimaudyti kobelį ir apsistojti čia esančius namelius arba sodybas apartamentus. O jei keliaujat su didelė grupė ar net kelias autobusas, galite apsistoti Akmerentas ir partnerio apartamentus. Norinčius keliauti šiuo maršrutu, kviečiam spalio 26 dieną jungtis į grupinį kelionę autobusų. Daugiau informacijos apie renginį iškuokit komentarus.